Tai ką, važiuojam? Aktoriai. Aktoriai. Aktoriai pas aktorius. Aktorius vis tiek paskutinį vietą. Paskutinį, absoliučiai. Katinas nusišoka. Dieviškai skanu. Blemba, Kanaruose daug kartų buvau, bet kažkaip nė kartą negėriau tokios. Diena gražesnė iš karto tikrai. Labas, gerbiamas klausytojau. Nežinau kodėl, bet tu ir vėl įsijungi į šitą podcastą. Už tai esu be galo dėkingas. Ačiū. Šis epizodas bus šiek tiek kitoks. Kitoks, nes šį kartą kalbinsiu tikrą legendą. Žmogų, kuris kine sukūrė jau virš 80 vaidmenų, teatre netgi dar daugiau. Prisipažinsiu, mano širdis truputėlį spurda, šiek tiek jaudinos, nes šiandien jūsų ausise skambės nuostabaus aktoriaus ir neįtikėtinai šilto žmogaus balsas. Šiandien savo istorijomis dalinsis Vidas Petkevičius. Labas, Vidai. Labas. Iš karto noriu pataisyti, nes daugiau negu 100 jau yra. Jau 100? Jau, virš 100 jau. O Dieve. Filmų, o Dieve. ta prasme. Kaip tu jautiesi dėl to? Aš gerai jaučiuosi, puikiai jaučiuosi. Kai dirbi, iš karto geriau jautiesi, o kai nedirbi, tada jau pradedi galvoti, gal tu tikrai niekam nereikalingas. Nu taip, mums reikia to išsipildymo Taip. kažkokio. Aš kai tau paskambinu ir paklausiau, kaip laikais, tu tiesiai šviesiai atsakei. Nu, žinok, prastai, blogai. Ir aš, aišku, iškart susirūpinau, kažkaip susijaudinau, bet man atrodo, po to pasidžiaugiau, kad dar yra atvirų žmonių, kurie tiesiai šviesiai pasako. Ne tai, kai, žinai, mes visi įpratę, ai gerai, nu, viskas fine. Kaip tu iš tiesų jauties ir kuo tu dabar gyveni? Nu, iš tiesų tai, kaip sakyti, ir gerai, ir blogai. Aišku, tam mano bėda sveikatos kažkaip neleidžia lengvai jaustis, bet aš nepergyvenu. Džiaugiuosi, kad matau žmonės, matau saulę, matau žalumynus, medžius ir taip toliau ir jaučiuosi puikiai, tikrai. Tavo vardas, kaip ir dauguma kitų trumpų vardų, turi daug kilmių. Iš ispanų kalbos reiškia gyvenimas, lietuvių pranašas, iš germanų kalbos miškas, gyvenimas, pranašas, miškas. Atrodo, kad šitas vardas tinkamai pasirinko tave. Aš manau, kad man tinka, nes dėl pranašo irgi kažkokių turiu visada kažkokių keistų ypatybių, kai staiga lyg tai taip galvoju, taip atsitinka. Iš kur tai nežinau, tiesiog negali paaiškinti. Nu, o miškas tai tikrai, mišką visada mylėjau, jaunystėje tai iš viso, tėvai, kadangi gyveno labai skurdžiai, tai mes miške ir rogaudom, ir grybaudom, nes kitaip išgyventi būdavo labai sunku, taip kad tie dalykai man labai artimi. Tu esi kilęs iš Žaslių, iš tokio persmelkto istoriją, kultūra, labai gražaus, sodraus tokio miestelio. Ką tu atsimeni iš vaikystės? Ir ar paliko tas miestelis tavyje kažką? Kaip tu manai? Man paliko tik vieną dalyką, kadangi Žasliuose aš pragyvenau porą metų tik tai. Ir atsimenu vieną dalyką, kai mes nuėjom, reiškia, mane brolis ir sesuo, kurie už mane vyresni 7 ir 8 metais, nusivedė, reiškia, maudytis, pasodino prie tvenkinio ant kranto, patys maudėsi, o aš irgi norėjau pabandyti ir iš karto žengiau žingsnį ir ten, matyt, iš karto gilu buvo ir kaip dabar atsimenu tokį raibuliuojantį melsvą dangų ir mane turbūt aš sušukau, nežinau, žodžiu, greitai brolis už plaukų ir ištempė į krantą. Tai tas epizodas man stovi akyse iki šiol. Tai daugiau aš iš Žaslių, galima sakyti, nieko ir neprisimenu, nes paskui mes pervažiavom gana greitai į Kaišiadorys ir ten visa vaikystė. Nu, ir iki pat mokyklos baigimo buvo Kaišiadoryse. O
Pats skendimas, tu jį atsimeni kaip baisų dalyką ar kaip absoliučiai nežinomybės kažkokį jausmą? Baisų dalyką, nes mama dar pasako, kad aš visiškai būdamas kūdikis, jinai kažkaip prausė mane bliūdę ir aš pradėjau kažkaip tai burbuliuoti, nes jinai kažkaip turbūt sutelkė dėmesį kažką kitą, žodžiu, kad aš net tada ir matyti tie simptomai tarsi atsikartoja ir ta baimė, nors aš esu vėžys ir esu vandens ženklas, bet aš su vandeniu kažkaip visą laiką atsargiai dabar. Suaugusiam nebepasitaikė daugiau? Nepasitaikė daugiau. Kažkaip sakau, gana su vandeniu atsargiai elgiausi ir viskas tvarkoja. Tu šeimoje buvai jauniausias vaikas? Ne jauniausias. Po manęs dar buvo mano sesuo, kuri 8 metais jaunesnė už mane. Oi, tai pas jūs labai dideli skirtumai. Labai dideli skirtumai. Ir mano sesuo jau amžinatilsį, taip kad, žinai, aš dabar esu, galima sakyti, jauniausias, nes mes likom tik tai dviese, nes mano brolis, kuris buvo vyriausias, irgi neseniai numirė. Likom su vyresnė seserim dviese. Tavo brolis tave treniruodavo vaikystėj. Ar tos treniruotės tau pačiam patiko, ar tai buvo natūralu, ar kaip tik būdavo baisu? Man sportuoti visada patiko, bet brolis gana taip labai jau, sakyčiau, brutaliai mane treniravo. Reiškia, su to boksu vis trankydavo man į paširdžius, tai ne visada būdavo malonu. Bet kai jis ten liepdavo apibėgti aplink namą, dar kažką padaryti, tai man būdavo smagu, nes aš iš viso, mama atsimena ir pasakojo, kad aš buvau visai dar gal kokių 3 metukų, tai sako, tas vaikas nemoka vaikščioti. Tik tai bėgioja. Tik bėgioja, nes paimdavo mane už rankos, taip laikydavo, tai tada aš vietoj bėgdavau, nes negalėdavau stovėti, būdavo toks mano, reiškia, temperamentas. Bet tu šiaip gyvenime esi ramus labai. Aš ramus, išoriškai ramus, jo. Vidiniai tai, visko, taip sakant, yra buvę. Arba vaikystėje išsibėgiojai? Arba gal vaikystėje įsibėgiau ir dabar jau man ramu. O kaip po to sutardavai su broliu? Tai visą laiką su juo labai gerai sutardavau, visada labai gerai. Jis man buvo vis tiek pavyzdys, nes 8 metais už mane vyresnis, tai vis tiek visada stepiesi, kaip sakant, lygiuojasi į vyresnį brolį, į vyresnius žmonės, visada juos atsimeni jų draugus ir visą kitą. Man buvo pavyzdys brolis. O ėjai į darželį vaikystėje? Ne. Nežinau, kažkaip net aš negirdėjau, kad Kaišiadoryse tuo metu ar buvo darželis, tuo labiau, kad mano tėtis buvo geležinkelietis, tai geležinkeliečiams jie tarsi atskira tokia kasta būdavo, nes, pavyzdžiui, kai būdavo labai jau, reiškia, tas sunkus periodas Chruščiovo, kai ir duonos, ir batonų ten nebūdavo nieko, tai geležinkeliečiams atskirai atveždavo, reiškia, ir iš vagono, reiškia, pardavinėdavo, sakysim, baltą duoną, tai šitą atsimenu ir dėl to geležinkeliečiai tikrai neturėjo jokių darželių, nieko panašaus. Tu esi minėjęs, kad tavo tėtis buvo labai griežtas. Taip. Koks tėtis tu? Tėtis buvo griežtas gana ilgai, bet paskui jau aš kokią, nežinau, gal 30 metų iki jo mirties, tai jis buvo, tiesiog, aš nežinau, angelas. Tokio švelnumo ir tokio gerumo. Ten mano vaikus, pavyzdžiui, jisai ten... Tai čia jau kai tapo senelis. Kaip jau tapo senelis, tai jis buvo toks atlaidus, ten tiesiog mes stebėdavomės. Tos mergaitės buvo, tokios, žinai, ten, sakysim, muždavo per veidą senelį, žinai, ir gana skaudžiai. Tai senelis sakydavo, mušk, dar vaikelių mušk, žinai, žodžiu, labai atlaidus. O aš irgi gana atlaidus, nes kažkaip, jaunystėje buvau irgi turbūt toksai
ūmesnis žymiai, man atrodo. Tuo labiau, kad, žinai, pati mūsų ta specifika buvo, žinai, nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, kai aš pradėjau, reiškia, studijuoti, galvoju, aš būsiu labai geras, tai tada gausiu daug vaidmenų ir visą kitą. Pasirodo, nė velnio, nes geras žmogus neįdomus žmogus. Nes jame turi būti visko ir bjaurių bruožų, ir gerų, ir tai turi maišytis, tada įdomu į tą žmogų žiūrėti. Va, dėl to dabar, sakau, senatvėje tai aš tikrai esu labai anūkams, tai geras tikrai, jie labai mane myli, visada eina, mane sveikina. Pavyzdžiui, mano anūkas Jokūbas, pats jauniausias iš anūkų, tai net mes labai juokėmės vieną kartą tokį, reiškia, epizodą jisai sukūrė. Atėjo pasveikinti močiutės, mano žmonos. Atėjo pasveikinti močiutę, jam įteikė, jis buvo gal kokių 3 ar 4 metukų, įteikė jam, reiškia, gėlių ir sako, prieik prie močiutės, sakyk, su gimimo diena. Atsiprašau. Įteikė jam tą gėlių puokštę, jisai taip praėjo, prasiskyrė ir močiutė nustūmė į šalį, priėjo prie manęs, sako, seneli, čia tau. Aišku, juokėmės baisiausiai. Tai va, tikrai mane myli anūkai ir aš juos labai myliu, žodžiu, labai gerai viskas. Tai kai tampi senelis, tiesiog dingsta, psik, eik nuo stalo. Kai tampi senelis, dingsta visos atsakomybės. Be abejo, nes auklėti jau nereikia, taip sakant, viską palieki tėvams, o tu esi tiesiog prižiūri tos vaikus, kad jie, pavyzdžiui, jie labai veržiasi į kaimą. Ir kaime aš visas vasaras praleidžiu, tai malonu su jais būti, nes jie prisigalvoja ir žaidimų, ir visko, ir nėra jokios problemos juos prižiūrėti. Nugirdau tokią istoriją. Jaunystėj pirmą kartą prisigėrei, išgėręs viską, kas liko ant stalo po tėvų baliaus. Taip. Tavo mama tave išvijo iš namų. Taip. Kaip manai, kodėl tėvas tau nieko nesakė? Tėvas irgi, kadangi geležinkelis buvo toks, reiškia, toks ruožas, kad geležinkeliečiai gana nemažai gerdavo. Nes pralauksim nieko. Geležinkelis toks ruožas, kad žmonės labai sunkiai dirbdavo ir po darbo poilsis daugiausia būdavo išgerti. Ir kadangi tenai netoli, reiškia, prie mano namų buvo taip vadinamas toks raudonasis kampelis, geležinkeliečio raudonasis kampelis, kur ten, pavyzdžiui, stovėjo televizorius, nors dar mes niekas neturėjom, reiškia, televizorių, o jau geležinkeliečiams buvo nupirktas televizorius, kad jie galėtų pažiūrėti, taip sakant, žinias ir visą kitą. Va, tai ten susirinkę tie geležinkeliečiai lošdavo kortomis ir, aišku, ten darydavo gramą. Natūralu, tai va toks būdavo jų laisvalakio leidimas. Dėl to tėvas, matyt, reiškia, man ir nieko nesakė, nes ir pats kartais išgerdavo ir žinodavo, kad kartais, taip gali atsitikti. Tai būna. Taip būna. Pasitaiko. Jo, vyrams tai būna, taip gali būti. Geras. Tu visada sportavai. Mokykloje, jaunystėje. Kuo tau sportas panašus į aktoriaus darbą? Aš atsimenu, kad dar, žinai, pirmam kurse kažkaip įstrigo tą miltinę frazę, kad aktorius turi būti akrobatas ir filosofas. Tai, čia, galima sakyti, tai yra nepažodžiui. Reiškia, žmogus turi būti labai gana sportiškas, kadangi gali tekti labai visokiausių užduočių, kas ir būdavo mano darbe. Tekdavo ten, sakysim, kai aš Bebenčiuko spektaklį vaidinau raganą, tai kažkur iš palubių turėdavau šokti, kad kažkoks efektas būtų, kad ragana gali pasirodyti iš įvairių pusių.
Tai vieną kartą taip atsitiko, kad aš ten bešokdamas nusileidau ant kubo ir šonkulį susilaužiau. Bet žodžiu, tiesiog turi būti sportiškas, turi būti, reiškia, mokėti kristi, mokėti, daug ką mokėti iš tikrųjų, nes aš tą ir mokėjau, nes ir futbolą žaidžiau, ir tinklinio sporto mokyklą baigiau, žodžiu, daug ko užsiiminėjau, o tas labai padėjo aktoriniam darbė. Taip, kad sportas yra reikalingas aktoriui. O pati disciplina kažko yra panaši, ar ne? Yra, aš manau, kad yra. Pirmiausia, yra pati ta disciplina, kaip tu sakai, iš tikrųjų, nes ir sporte, bet disciplinos nebūtų galima, ir aktoriniam darbė turi būti ir disciplina, ir toks labai improvizacija, atsipalaidavimas, mokėti, reiškia, labai laisvai improvizuoti, jeigu pjesė leidžia, sakysim, nes būna, kad labai griežtai, negali net žodžio ten, sakysim, ypač filmavimuose, man teko daug su amerikiečiais, tai ten negali net žodžio pakeisti į panašų žodį, viskas turi būti čiki-piki, absoliučiai. Tai ta disciplina iš tikrųjų padeda. Grįžkim prie traumų spektakliuose. Kaip, pavyzdžiui, tada suvaidinai spektaklį, nukritęs? Sunku buvo kvėpuoti labai, nes kažkaip užėmė kvapą, bet kadangi čia ne kinas, gali sau leisti paimprovizuoti, truputį ilgesnę pauzę padaryti, kad atsikvėpuotum ir galėtum toliau ten vaidinti ir sakyti tekstą. Teatre vis tiek yra daug galimybių. Kine to nebūtų galima, būtų iš karto stop kadras. Bet kine sustabdytų ir tada suteiktų pagalbą, čia turi užbaigti suteiktų spektaklį. Pagalbą, o čia, yra taip, jo, turi atvaidinti iki pat galo. Tai žmonės atvaidina ir ten sulaužytom rankom ir įvairių būna. Tol, kol tu esi scenoje, iš tikrųjų tai scena labai labai gydo. Bent tuo metu tai labai gydo. Kartais būna visiškai tenai, sakysim, ar tau baisus peršalimas, ar ten gripas, ar dar kažkas, įeini į sceną ir staiga atrodo išsitiesi, atrodo visai kita būsena, nes tas adrenalinas, matyt, veikia gydančiai ir dėl to visos ligos pasišalina, taip sakant, viskas į šalį. Ar turėjai dar kokių nors traumų per spektaklius? Ką aš turėjau? Dabar jau sunku atsiminti. Daug tenai būdavo su Makbetu, nes, kaip sako, tas yra prakeiktas spektaklis, tai ten kolegoms buvo ir Smoriginui, ir Storik tenai buvo traumų. O man, aš neatsimenu, lyg tai ir nieko, tiesiog buvo tik tai tiesiog aptemimas sąmonės, tai buvo toksai. Vieną kartą, reiškia, vaidinau jau ten, aš nežinau, gal 100 spektaklį, kur jau tekstas jau, kaip sakant, automatiškai. Staiga negaliu atsiminti nei vieno žodžio. Visiškai juodas lapas, absoliučiai. Ir tos raganos man, vos ne prie ausies man sako tekstą, o aš net to negirdžiu. Tai reiškia, ant tiek buvo toks baisus stresas, kad, reiškia, net kolegos negalėjo man padėti. Bet paskui kažkaip išsivyniojom, kadangi vis tiek, reiškia, visi profesionalai. Tai gal užsienį vaidinot kokiam svarbiam svarbiam festivaliui? Būtent užsienį vaidinom, Italijoje vaidinom ir buvo taip, kad mus priėmė ten, reiškia, vietinė lietuvių italų šeima ir truputį pavaišino ir mes grįžtam, reiškia, prie spektaklį ir Nekrošius taip kažkaip sako, aš žinau, ką jūs ten darėte, truputį esat išgėrę, nes mes paragavom vyną visi. Ir man matyt, tas dalykas labai užsifiksavo, dėl ko aš ir paskui ir atsirado tas juodas lapas, grinai nuo Nekrošiaus to žvilgsnio ir to pasakymo. Užsidarė. Užsidarė visiškai. Tiesiog juoda dėmė. Kada pradėjai groti gitarą?
Gitarą pradėjau groti mokyklai, kažkur vyresnėse klasėse pradėjau groti, niekas man nerodė, nieko, aš pats pradėjau domėtis. O iš kur tas noras buvo? Nu, muzika tai iš viso man visada labai patiko ir dabar aš, pavyzdžiui, aš turbūt galėčiau ir be teatro, ir be kino, ir be ko dar, bet be muzikos. Pas mane ištisai skamba muzika, nes visada labai mylėjau muziką. Va, ir pats išmokau groti, sukūriau tokią grupę, Kraidoks, išvertus į lietuvių kalbą Kaišiadorių kultūros namų estradinis ansamblis. Va. Neverkiantis šunis. Nu jo, tokie, reiškia, tiksliau verkiantis šunis, jo. Ir šitą, ir pirmam dar kurse važinėdavau į Kaišiadoris ir studijavau, bet paskui Tamulevičiūtė sako, tu turi pasirinkti, nes, žinai, kiekvieną savaitgalį važiuoti į Kaišiadoris, o mes ir šeštadienis, ir sekmadienis repetuodam ir dirbdavom. Sako, pasirink arba tą. Nu, teko pasirinkti ir tada jau mečiau tą, taip sakant, muzikinį kelią, perėjau į teatrinį. O po to nenorėjai daryti dar? Ar tiesiog nebebuvo jau kada? Po to, pavyzdžiui, buvo toks epizodas, mano sesuo paprašė pagroti išleistuvėms mokyklos, reiškia, baigimo progą. Tai va tada aš ir subūriau, tada ir buvo ir Smoriginas, ir Ditkovskis, ir Bareikis, ir aš, mes va tokią grupę subūrėm, staigiai ir pagrojom, reiškia, tuose išleistuvėse. Paskui mane daug kartų kvietė, reiškia, aktorių trio, bet aš kažkaip nenorėjau tęsti kartu ir kartais pats, reiškia, pakoncertuodavau, bet į grupę jau nelindau. Nes būtų tada jau nebe aktorių trio. Tada jau būtų visai kas kita. Nors teatre buvogi tokia grupė, namų muzikavimo grupė, kur mes irgi koncertuodam, ten būdavo įvairaus žanro, taip sakant, reiškia ir estradinės, ir liaudės dainos, ir įvairūs humoristiniai gabalai, taip sakant, tai vat, šiek tiek muzikavau. O tiesa, kad tu Kostą Smoriginą išmokai groti gitarą? Tai taip, jisai buvo baigęs, reiškia, akordeono klasę ir esu rodęs akordus ir Smoriginui, ir Geniočiui, ir kitiems, reiškia, aktoriams esu rodęs, nes aš jau, sakau, jau buvau toks, nematai pusiau profesionalus, kadangi turėjau estradinį ansamblį Kaišiadoryse, kur jau dalyvaudavom apžiūrose. Tarp kitos 72 metais mes užėmėm 3 vietą Lietuvoje ir pasidalinom su Miko Sioraučiaus žinomu, reiškia, Druskininkų kultūros namų estradinį ansamblį. Paskui vadinasi, jisai, kaip jis vadinasi, Plius minus. Va. O toj apžiūroj, kai mes dalyvavom, aš labai norėjau pagroti savo dainą vieną. Ir galvoju, nu, pagal, reiškia, taisyklės savo kūrybos dainų dainuot negalima. Tik tarybinės arba lietuvių aprobuotas daina. Aš išeinu ir sakau, Raimondas Paulas, Laiškai. Viskas tvarkoja, mes sudainavom, kaip sakau, laimėjom 3 vietą. Niekas neįtarė, kad čia iš tikrųjų mano daina. Po to buvom gastrolėse jau daug vėliau Rygoje ir tuo metu Raimondas Paulas buvo kultūros ministras ir jis atėjo pažiūrėti mūsų spektaklio, atėjo į vakarėlį po spektaklio ir aš jam prisipažinau, kad padariau tokią, nu, kiaulystę, pasinaudojo jo vardu. Tai jis mane nuramino, sako, mes sovietiniais laikais dar netokių dalykų prigalvodom ir darydom, taip kad, sako, gali neatsiprašinėti. Matai, šiais laikais už autorinės gautų jau Raimondas Paulas pinigų. Šiais laikais taip. Geras.
Jūs grodavot Beatlus, yra tokia faina istorija, kaip apgaunat rusų kareivius grodami Lady Madonna ir sakot, kad čia lietuvių liaudės daina, ne? Jo, tai buvo. Ten irgi mes sukūrėm grupę armijoje. Buvo labai smagi grupė, ten tokia, reiškia, ir lietuvių, vienas baltarusis, vienas latvis, estas. Nu, žodžiu, tokia faina grupė buvo estradinė, kuri kartu ir pučiamųjų buvo grupė. Ten, reiškia, mes ir tą buvom gana universalūs. Nu, ir vieną kartą apie tą, reiškia, klube aš dainuoju Lady Madonna ir įeina budintis karininkas ir klausė, kokia čia daina. Sakau, lietuvių liaudies daina. Nu gerai, tada tęskite toliau. Žodžiu, gavosi gerai, nes pagalvojau, jeigu aš būčiau pasakęs, kad čia Beatlų, tai tiesiog galėtų net... Būtum nebegrojęs. Būčiau ir nebegrojęs, bet galėjau išformuoti mūsų ir grupę. Ta estradinė būtų likę tik tai pučiamų orkestras. Tai žodžiu, negalėjau pasakyti teisybės. O kaip išmokdavote Beatlų dainas? Iš klausos viskas būdavo? Ten buvo mūsų grupėje vienas iš Estijos vyrukas, kuris grojo bosinę gitarą ir jis pastoviai gaudavo plokšteles iš Kanados. Ir kažkokiu būdu jam leisdavo net į karinį dalinį, reiškia, giminaičiai jam atsiųsdavo tas plokšteles ir kažkaip praleisdavo. Ir mes klausydavom ir mokėmės tiesiog ten ir Beatlų, ir įvairių kitų grupių. Plokštelės buvo taip, kad buvo, tiesiog kaip šviesos spindulys tos plokštelės, visai kitas gyvenimas, nes tengi vien tik tai visokie saldafoniški maršai ir daugiau nieko. Tai vat, ten buvo tikrai, reiškia, ir tą mes darydavom tankiai naktį, kai visi jau miegodavo, tai tada ten ir tam klube ir galėdom pasižiūrėti filmų, ten pažįstamas, reiškia, žmogus, kuris, reiškia, neždavo filmus, reiškia, visiems kareiviams rodyti, bet atneždavo ir gerų filmų, atneždavo prancūzų filmų, atsimenu, žiūrėjom ten 7 dangus, dar kitus ten filmus. Nu, žodžiu, kad buvo tokia, oazė, kur mes labai, labai smagiai joje, reiškia, gyvenom. Jeigu kas nors gaudavo kokį siuntinį iš namų ten, su lašiniais, tai čia būdavo delikatesas, mes irgi naktį tą labai lengvai, taip sakant, sutvarkydavom. Bet ant kiek kitokie laikai iš tikrųjų, tas vien plokštelės klausimas, jisai yra visai kitoks muzikos patyrimas. Tikrai, nes jaunimui dabar turbūt labai sunku suvokti, kaip taip galima. Nes, pavyzdžiui, net kai papasakoji daug ką iš savo gyvenimo tų laikų, tai, pavyzdžiui, užsienietis sako, o tu kodėl jūs nepasiskundėt policijai? Žinai, įsivaizduoji, kad galima kažkam pasiskūsti. Absurdas, ten būdavo baisu. Tu vaikystėje žiūrėdavai visus filmus rodomus kino teatre, kai Žiedoris, taip? Ar matei teatro tuo metu? Ar kaip tik kinas tave ir suformavo kaip aktorių? Mačiau ir teatro ir man labai įstrigo, kai į mokyklą atvažiavo Kauno dramos teatras su Staliliūnaite ir Budniku ir vaidino Kazio Sajos pjesę Saulė ir stulpas. Tai man labai labai įstrigo, kad jie nuostabiai vaidino ir kažkokio tokio, reiškia, mintį sukėlė, kad galbūt ir aš kada nors galbūt galėčiau, gal tikrai, kad norėčiau, bet ar galėčiau, nežinau, bet būtų smagu pabandyti. Mokykloje buvo dramos būrelis, kuriame aš irgi dalyvavau. Ir mes ten statėm tokius įvairius, ten Rimkevičiaus pjesės, Kazio Sajos ir kitas pjesės. Žodžiu, ne vien tik sportas buvo mano galvoje, bet buvo ir kitie užsiėmimai. Bet pats kinas tave formavo ar ne? Nes tu esi sakęs ne vienam interviu, kad žiūrėdavai ir sakydavai, aš irgi taip galėčiau suvaidinti. Turbūt pasąmoniai, ko gero, formavo, aš taip galvoju.
Nes iš tikrųjų galvodavau, kad vat, taip turbūt galėčiau suvaidinti. Ir man kinas labai patiko, nes kažkaip viskas čia pat, viskas artimai, matosi iš žmogaus veido, ką jis galvoja, ką jis masto. Ir net, pavyzdžiui, pradžioj darbo teatre, tai kažkaip aš turbūt labiau į kiną buvau linkęs ir labai taip vaidindavau labai, sakyčiau, kameriniai. Ir Nekrošius mane ne kartą tai yra, sako, ką tu čia nieko nerodai, tu duok, kad matytų paskutinė eilė. O aš šito labai nemėgdavau, kad tarsi jau reikėtų, kaip rusai sako, pakazuchos piškį pridėti nuo savęs. Va. Nu, bet buvo kaip buvo, žodžiu. Gerai, priėjom prie profesijos, aš tau esu paruošęs blitz klausimų, į kuriuos turi atsakyti kuo greičiau ir keliais žodžiais. Apie profesiją, gerai? Gerai. Kas yra geras režisierius? Geras režisierius, turi būti pirmiausia asmenybė, didelė asmenybė. Gerai. Kas yra geras scenos partneris? Geras scenos partneris, kuris nesoluoja, o duetu žaidžia su tavimi. Kas yra gera pjesė? Gera pjesė, kuri perskaičius, arba bent jau pradėjus skaityti, numanai, kas gale. Tiesiog jinai turėtų būti tokia, tau atrodo, nežinoma, kuogi visą tai baigsis. Tai yra gera pjesė. Kas yra geras žiūrovas? Geras žiūrovas, kuris tankiai būdavo, ypač per Nekrošiaus spektaklius, kai taip tyli, kad atrodo muzė zvimbia ir tu gali laikyti pauzę nors ir minutę laiko ir jie vis tiek tylės mirtinai. Ar lengva vaidinti meilės scenas? Meilės scenas, žiūrint su kuo, vėlgi, žiūrint koks partneris ir taip toliau. Gerai, žiūrint su kuo. Ja. Užskaitau. Ar lengva vaidinti liūdnas scenas, verkti? Vėlgi, žiūrint kokią medžiagą. Jeigu paviršutiniškai ir tau prievartą reikia verkti, tai yra ne tas. Jeigu giliai, tai tada, man, pavyzdžiui, tada lengva. Aš mėgstu tos emocingas gilias scenas, man patinka. Gerai, ačiū. Grįžtam prie normalių klausimų. Ar tikrai niekada negalvoji mesti aktorinę? Nu tikrai negalvojau. Net ir tada, kai jau stovėdavau ir kai mus išmetė iš teatro, ir 3 metus aš nebuvau teatre, ir jokių skambučių atrodo nėra, nieko nėra, ir pradėjau galvoti, gal tikrai tu nereikalingas, bet iš kitos pusės save, aš vis tiek nenoriu mesti šitos. Ir daug kas iš kolegų sakydavo, būčiau žinojęs, eičiau ten ir ten, daryčiau tą ir tą, uždirbčiau tiek ir tiek pinigų ir taip toliau. Man niekada nekilo tokia mintis. O koks jausmas būti atleistam iš teatro ir dar savo kursioko? Tu įsivaizduok, sužinai, kad tave atleido. Vaidini paskutinį spektaklį. Vaidinom Siuvėjo dienos Silmačiuose. Aš atsiklaupiau scenai, pabučiau grindis ir ten kolegos pradėjo, ką tu čia vaidini, ką tu čia vaizduoji, žinai, pradėjo net pykti manis. Aš tai nesupratau tokios reakcijos, nes man savame suprantama, kad aš tiesiog atsisveikinu su teatru, nežinau, taip sakant, ar su visam, ar kaip, bet šiuo metu atsisveikinu. Tai buvo toks, tuo labiau, kad mano buvo jubiliejus, man buvo 50 metų. Sakyčiau, šlykštus jausmas. Labai šlykštus jausmas. Tuo labiau, kad visa krūva žmonių, galima sakyti, gretinėlė jaunimo teatro tuo metu atleido 7 ar kiek ten žmonės, reiškia, kurie kartu su Nekrošium važiavo į gastrolės. Žodžiu, jausmas buvo netikėtinai blogas. Kiek laiko reikia išmokti, sukurti vaidmens stuburą? Kiek jūs laiko mokė Tamulevičiūtė? Ar užtenka... Kas čia vyksta šiandien? Katinas nusišovė.
Kaip ten palauktas buvo scenos, kur pasikorė ir nusišovė. Jo, buvo, nes ten buvo ilga pauzė. Laukia. Sako, pasiskandino. Ai, pasiskandino. Jo, po to ir nusišovė. girdė šūvis, sako, ir nusiskandino. Tai va, ar užtenka 4 metų akademijos, kad išmokti sukurti vaidmens stuburą? 4 metų pradžiai tai tikrai užtenka, o mokaisi tai visą gyvenimą, nes, žinai, niekada nėra, kaip sakant, tobulumo, kaip reikia, nes kiekviena pjesė reikalauja tam tikros specifikos. Taip, kad per 4 metus aš manau, kad galima išmokti amato, kaip Tamulevičiūtė sakydavo, išmokit tą daryti vaidmens stuburą, o po to ten apauginti mėsą, visą kitą, tai paskui jau patys galėsite. Išmokit, ko jūs siekėt, dėl ko jūs siekėt, kas jūs esat ir taip toliau, siekiamybė iki galo ir taip toliau, tai yra, pagrindų pagrindas. Pirmam kurse gerai sutarė su Nekrošium, kartu kurdavot etiudus. Ar šita draugystė tau atvėrė duris ir po to į Nekrošiaus teatrą? Net Nekrošiaus teatrą, bet Nekrošiaus spektaklius. Reikalas tas, kad mes esam tie 2 žmonės, kurie patys pirmieji susipažinom iš visų, taip sakant, mano kursioko, nes mus abu priėmė per papildomą priėmimą. Tai matyt, dėl to ir gavosi taip, kad mes kažkaip susipažinom, vienas kitam patikom, vienas kitą kviesdavom į etiudų darymą ir taip toliau. Matyt, tas ir tęsiasi toliau, jisai kviesdavo mane į savo vaidmenis, siūlė, taip sakant, darbą kartu ir aš labai jam dėkingas. Bet jūs buvot bendramžiai. Ne, aš buvau 3 metais vyresnis už jį. Bet aišku, mokyklai tai daug, bet gyvenime 3 metai atrodo. Taip, iš tikrųjų tai taip. Ta pati karta, galima sakyti. Taip, galima sakyti, kad ta pati karta, taip. Bet kaip tu, pavyzdžiui, priimdavai tą žaidimą, kad jisai jau režisierius? Ar jisai tiesiog turėjo tokią, nežinau, aurą? Buvo tokia asmenybė, kad jisai būdavo vadas? Be abejo, jisai buvo asmenybė, jisai pats labai labai stipriai ruošdavosi ir tu matai, ant kiek jisai pasiruošęs, reiškia, nagrinėti medžiagą, kaip giliai jisai joje paniręs. Ir tada savaime suprantama, kad tu tiesiog klausai ir bandai įsivaizduoti, ko jisai siekia, ko jisai nori, kaip visą tai padaryti, nes jeigu tik tai kažkaip pradedi pusiau kažką daryti, tai jo priežodis būdavo, tai taip mano mama gali. Tai jisai iš karto tave pastato į vietą, kad tu taip pat turi labai giliai nirti į tą medžiagą, būti pasiruošęs. Mesgi visada ateidavom ten valandą ar bent jau pusvalandį prieš repeticijas, iš karto galvodom, kaip čia geriau šitą epizodą, kurį repetuosim, kaip jį padaryti, kaip pasiūlyti kitokius variantus, o jisai tankiai kaip kokį molį minkydavo iš vienos pusės, iš kitos, iš trečios, ketvirtos, iš įvairių pusių, kad atrastum tą tiesą. Tai, tiesiog būdavo tikrai autoritetas savaime, jisai savo darbui būdavo autoritetas. Bet ir jūs jo be galo tikėjote? Be jokios abejonės, visada tikėdavau, nes be tikėjimo tai tiesiog, jeigu pradėjo abejoti, tai tada nieko nesigauna. Būdavo aktorių, kurie, žinai, ten su juo ginčydavosi ir ką, tai iš to nieko gero neišeidavo, tikrai. Ką reiškia vaidinti su Vladu Bagdonu? Tai reiškia, kad vaidinsi su labai geru partneriu. Tai yra taip pat žmogus, iš pradžių jisai irgi gana skeptiškai, atsimenu, žiūrėjo, nes jis nebuvo mūsų 10-tuko dalyvis, nors jisai bendramžis su manim, pavyzdžiui, bet jisai bet matyti, jisai bedirbdamas pamatė, kad Nekrošius iš tikrųjų, reiškia, nors ir jaunesnis už Vladą, bet jisai, taip sakant, turi ką pasakyti, turi ką įrodyti ir taip toliau. Dėl to Vladas labai greitai, kaip sakant, persėmė
visa, reiškia, Nekrošiaus mąstysena. Jūsų Kazlauskaitė apsiženijot antram kurse, taip? Taip. Kur buvo protas? Protas buvo tas, kad Tamuliušytė pasakė, kategoriškai niekas negali žentis. Kategoriškai. Turi dirbti šitą darbą, jeigu norit kažką pasiekti. Jokių vestuvių, nieko, visas atsidavimas darbui. Nu, o kadangi... Tai čia maištas buvo. Čia jaunystė, durnystė, kaip galima sakyti, maištas, taip. Tik pasakė kitą mėnesį iš karto. Ir mes nežinojom, kuo visą tai gali baigti, žinai. Mesgi jai nieko nesakėm, visas kursas buvo pakviestas į vestuves, bet jai mes nieko nesakėm. Paskui jinai sužinojo, truputį patylėjo, tada mus pasveikino ir tuo viskas baigėsi. Ir dirbom toliau. Ai. Vidai, kai pirmas Europoje ir antras pasaulyje dainavai Jesus Christ Superstar, tuo metu supratai, koks tai didis dalykas? Ne, aš nežinojau, nei kelintas, nei man rūpėjo. Tiesiog Antanėlis atėjo į konservatoriją, išgirdęs, kažkas jam pasakė, kad yra žmogus, kuris gali dainuoti 4 oktavom. O jam būtent tokio žmogaus reikėjo. Nes jau ten bandės ir Kernagis, ir kiti žmonės. Atėjo, jis sėdo prie fortepijono, išbandė mane, sako, viskas tvarkoja, pradedam dirbti. Davė man paklausyti, reiškia, kas tai yra. Aišku, beprotiškai, kadangi man muzika buvo visada, o tokia muzika ypatingai, nes jinai, fantastiška, tai net nekilo abejonių ir klausimų, kad dirbam. Ir va, nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio paruošėm tą, reiškia, operą ir pirmą Kalėdų dieną mes startavom. O kaip spėjai, nes taigi buvo studijų laikas? Studijų, Naktim? Įvairiai. Naktim, dar kokiais nors langais ar dar kažkaip išlaviravom. Kažkaip... Kai labai nori, tai... Kai labai nori, atrandi to laiko, iš tikrųjų. Eina savo. Kai gyveno dukros, kai augo dukros ir gyvenot vieno kambario bute, vaidmenim ruošdavais tualete, taip? Jo, dangiausia, nes ten, ta erdvė, kur tau niekas netrukdo, nežinai, vaikai vis tiek yra vaikai, jie ten žaidžia, rėkoja ir dar kažką daro. O užsidarai tualete ir ten tualetas tai maždaug 1 kvadratinio metro, nes buvo Taip. tenai tuose, reiškia, standartiniuose namuose, reiškia, daugiau erdvės nebūdavo. Ir viskas yra ir labai paprastai, taip sakant. Kokius vaidmenis esi paruošęs, kokiem spektakliam? Tai visi tie, kurie, reiškia, visi pradiniai tie vaidmenys, tai, man atrodo, ir Pirasmanis 81 metais, kai išėjo, ir 86 Dėdė Vanė, tai šitie. Sakysim, ten 82 Meilė ir mirtis Veronoj, tai jau čia jau vis tiek daugiau teatre, kadangi ten fortepijonas ir muzika, daugiau teatre, ten pasilikdavom, reiškia, po repeticijų. Tai taip kažkaip ir... Visi genialiausi vaidmenis gimė tualete. Tai taip tankiausia būna, žinai. Paprasta. Paprasta. Nereikia jokių. Aš iš viso atsimenu po pirmų gastrolių Amerikoje, iš vis stebėjausi. Čikago nuėjome į žymiausią šachmatų klubas, vadinasi, reiškia, bliuzo klubą. Toks nedidelis, toks mažas. Tai mes pripratėm prie kultūros namų, kur, reiškia, palociai tokie. Ir galvoju, čia vyksta pasauliniai dalykai. Kaip tai įmano? Pasirodo, viskas įmano. Visai nereikia nei tų palocijų,
Čia geriausia, kai nesutelpa visi norintys, tada eina ir Taip. garsas. O ten tai būdavo tokios, kad ten labai gerai ten atskirta į dvi dalis, viena pusė ruošiasi, o kita jau koncertuoja. Ir reiškia, perini iš vienos pusės į kitą, jau gali kitą koncertą žiūrėti. Žodžiu, labai būdavo, labai smagu. Sakalas Uždavinys minėjo, kad buvo labai sunku pristaikyti teatre, kai Lietuva gavo pagaliau nepriklausomybę, pereiti nuo tos Ezopo kalbos prie nežinia ko. Tai iš viso buvo Ir nebebuvo prieš ką maištauti. Tiesiog iš vis skylė, iš vis. Netgi dėl ko mūsų teatre buvo padarytas moratoriumas, nes atseit. Kas yra Moratoriumas? Uždarom teatrą, tik repetuojam naujus kūrinius. Tai vat buvo toks paskelbtas moratoriumas, nevaidinam jokių spektaklių, repetavom. Čia Vanagaitės buvo tokia idėja kartu su Čikagos festivalio direktoriumi Salensu. Aišku, tas dalykas nepasiteisino, nes geri spektakliai buvo pabaigti, atseit uždaryti, o naujų genialių taip iš karto nepadarysi, jokių būdų. Ir tas moratoriumas iš tikrųjų nepasiteisino. Bet tai buvo tiesiog, niekas nėjo į spektaklius, visi buvo gatvėse, nes tai buvo aktualiau, nes Lietuva norėjo tapti laisva ir taip toliau. Tiesiog teko beveik nieko nevaidinti, vat ir viskas. Buvo tokia, sakyčiau, teatrinė skylė. Vytautas Kernagis yra pasakojęs apie susidūrimą su vyresniais aktoriais, kai Budraitis ir Girdvainis muštynių scenoj jį pirmam dublį gerokai aptalžė ir taip pat susipažino jisai. Buvo tau tokių įvykių ir iš vis kokį įspūdį paliko vyresni aktoriai? Aišku, buvo įdomu susitikti su tais vyresniais aktoriais, bet kažkaip nereikėjo nei muštynių, nei nieko. Kažkaip labai, nežinau kodėl, bet labai mus priėmė iš tikrųjų, nežinau, gal tas jau gandas, kad čia Tamulevičiūtės 10-tukas, tas genialusis 10-tukas, kaip jie vadindavo, reiškia, labai pagarbiai, iš tikrųjų. Pavyzdžiui, 81 metais mane Balys Bratkauskas pakvietė vaidinti Enhauso paslapty pagrindinį Herkulio Puaro vaidmenį. Tai aš jo tiesiai šviesiai paklausiau, o kodėl ne jūs, nes jisai buvo pačiam žydėjime ir pagal amžių tiko, sakau, jūs, Chadaravičius, ten Rosinas ar dar, sakau, jūsų tam teatre, reiškia, nacionaliniam tiek gerų aktorių, kodėl mane jauną, dar palyginti nepatyrusi. Tai jisai sako, žinai, aš, pavyzdžiui, tai sako, jau neatsiminčiau tiek daug paklodžių, reiškia, tų monologų, nes tai jų ten buvo labai daug. Sako, o tu matau, kad, reiškia, tikrai sugebėsi, žodžiu, man tai buvo, aišku, labai jau didelis komplimentas gauti ir vaidmenį, nes tuo metu dar aš nieko buvau ir teatre nepadaręs, nes nebuvo nei Pirosmanė, nei kitų vaidmenų, aš buvau tiesiog tas berniukas, kuris ten, kaip sakant, su lempa, ar su žvake, ar su alebarda, reiškia. Dėl to man tokie dalykai tai tikrai įsimintini ir aš, aišku, labai dėkingas tiems vyresniems aktoriams, ir režisieriams, kurie pasiūlė. Ir Grikevičius, kuris buvo kine mano krikštatėvis, reiškia, nes šitam Sodybų tuštėjimo metas filme pasiūlė vaidmenį, tai aš tokius dalykus labai vertinu. Man atrodo, tu man kažkada pasakojai, gal kai sėdėjom po spektaklio, apie vienus iš pirmųjų filmavimų, kai tu susidūrei su vyresniais aktoriais ir sakei, mes pagerdavom, bet tie kaip gerdavo. Ir visos kartos atrodo taip šneka. Kad mes tai tūsinom, bet kaip tie tūsino vyresni. Iš tikrųjų, taip ir buvo, žinau. Aš atsimenu, mes su Puipa atvažiavom filmuoti. Ten buvo ir Jaruševičius, ir Kurauskas, ir kiti, geri seni aktoriai.
Pui pasako, jūs biški čia dabar palaukit, mes čia nufilmuosim epizodą, tada jau jūs. Nu tai, o ten viskas gamtoj, tai jie nuėjo ten į miškelį, mes filmuojam ir girdim, kad jau ten dainos jau. Tai Pui pasako, nu viskas aišku, jau jų nefilmuosim, nes, nu, jau žmonės, taip sakant, po gero gramo jau aišku, į filmavimo aikštelę nebus kviečiami. Nu, bet tais laikais buvo galima, nes filmuodavo daug dienų, būdavo kažkokie pasiruošimai ilgi, viskas būdavo daug lėčiau. Dabar jau su ta disciplina ir su tais reikalavimis, kad greit viskas... Visų laikas suskaičiuota. Viskas suskaičiuota iki minučių tikslumu jau taip neįmanoma būtų. Po antrų vestuvių Jonas Kazlauskas tave pavaišino Puerto Riko romu. Taip. Vienam interviu nenorėjai pasakot, kaip atrodai. Bet vis dėlto, kaip atrodai? Pasakysiu tiesiai šviesiai. Maniau, tada, reiškia, ir Kazlauskas, ir Pavilonis, jie buvo sąjungos rinktinės nariai, tuo metu grįžę iš Puerto Riko. Jie mane už parankių vedė namo, nes aš jau negalėjau pats eiti, reiškia, tiek buvau Privaišintas, nes tie vyrukai tai gali išgerti 2 metrai, o aš artistas pavargęs po repeticijos, aš truputį išgeriu ir visiškai nulūžau, absoliučiai nulūžau. O kadangi ten mūsų namas gretimai, reiškia, mes kaimynai, tai mane jie už parankių vedė į namus. Jei neklystu, filmavais Colette filme, taip paskutiniam Marijai Trintignant filme. Tave kaip nors paveikė tas įvykis? Nu, žiauriai paveikė. Kažkaip, nuo pat pradžių kažkaip viskas tenai labai taip, nežinau. Mus atveždavo 8 ryto, reiškia, jau mes su Grimu, jau ten viską, jau pasiruošę. Nėra tų prancūzų, nei vieno. Atsibeldžia kokią 12 valandą, visi pradeda nuo šampano gerimo. Toks filmavimas, galvoju, nu čia jau pirmą kartą, žinai, niekada to nebūdavo niekur kitur. Nes aš jau filmavausi su užsieniečiais ir kitais ten ir nesvarbu. Žodžiu, buvo labai keista, kad tokie dalykai darosi kažkaip, ir matomai, va, tie dalykai išvirto va, į tą baisią tragediją, kai, reiškia, mes žinom, ko visą tai baigėsi. Mane paveikė labai stipriai, kad vis tiek reikia ir save kontroliuoti, ir viską aplinkui reikia kontroliuoti, nes pasekmės gali būti labai blogos. Papasakok apie saugumiečio skambutį, kai pirmą kartą važiavote į Ameriką. Čia berods 88 metai. 88. Buvo labai įdomu, nes mes tuo metu iš tikrųjų labai daug ruošėmės, labai daug dirbom. Aš buvau pagrindinis aktorius, nes vaidinau Pirosmanį ir Dėdę Vanį pagrindinis vaidmenis. Ir skambutis, o tuo metu, aišku, laidinis telefonas. Skambutis, prisistato žmogus, sako, aš toks ir toks, iš ten ir ten, norėtume su jumis pasikalbėti. Aš nežinau, ką atsakyti ir tylėjau. O paskui man toptelėjo mintis, aš ir tylėsiu. Jis Palaukė, nėra atsakymas, sako, aš suprantu, kad jūs ten labai daug dirbate ir visa kita, tai mes gal po to, kai jūs grįžite iš Amerikos, tada pasikalbėsim. Aš vis tiek tyliu. Jis sako, gerai, viskas suprantama, mes jūs susirasim. Grįžtu iš gastrolių jau po Amerikos, jokių skambučių, nieko, ir paskui sužinau, kad ir vieną aktorių kvietė, ir antrą, ir trečią aktorių manęs nekvietė pasikalbėti tuo metu į operos ir baleto teatrą. Ten buvo tarsi toks saugumiečių lizdas, kur ten, reiškia,
eidavo žmonės ir, taip sakant, su jais turėdavo pašnekėsi. Šlykštus jausmas turėtų Ne tas būti. žodis. Kaip sekės tada Amerikoje gastrolėse? Nu, iš pradžių tai buvo labai smagiai. Šiaip tai, žinai, kadangi esi, mus labai ten ilgai instruktavo, o tu vis tiek esi prigazdintas baisiausiai. O tuo metu, kai mes išvažiavom, mano žmona buvo padavus pareiškimą irgi važiuoti, nes mano žmonos mama buvo ištekėjus už amerikiečio. Ir jinai prašė, kad irgi, reiškia, išleistų. Iš pradžių neišleido, o antrą kartą, kai jinai paprašė, išleido. Ir jinai išvažiavo su mano dukra. Tai atvažiavusi į Ameriką, sako, čia jau jos pasakojimas, sako, aš išeinu į gatvę, pamatau ten vieną juodą, kitą juodą, visą tą, reiškia, sovietiniai televizijoje, kaip ten gazina, kaip ten negrai gali ten bet ką padaryti, sako, apeinu kvartalą ir atgal į viešbutį. Tai iš tikrųjų buvo tas jausmas, reiškia, toks, atrodo, kad ir telefono gali pasiklausyti, nors čia Amerika, žinai, nu žodžiu, tokie keisti dalykai labai iš pradžių, bet paskui labai greit pripranti prie, reiškia, to. O priėmė mus, aišku, labai nuostabiai, labai gerai. Mūsų tenai stvarstė visi į šeimas, siūlė visokias ekskursijas, viską. Aš daugumą atsisakydavau, kadangi, tiesiog sėdėdavau viešbutį ir ruoždavausi, nes kažkaip jaučiau atsakomybę ir norėjau gerai, taip sakant, suvaidinti. Dėl to nedaug kam esu matęs, šiek tiek, aišku, kai jau iš tikrųjų visus veždavo kažkur specialiai parodyti. Pavyzdžiui, Hjustone nuvežė į muziejų, reiškia, senovės, reiškia, muziejus, Amerika 200 metų senumo, tai įsivaizduok, ten rodo spintą, dar kažką, kur pas mano senelius buvo, juokinga, žinai, jokios, kaip sakant, jokio įdomumo, jokios istorijos. Va. O šiaip tai sakau, labai buvo smagios gastrolės, reiškia, Amerikoje. Bet tu turėjai pasiūlymų ir likti ten, taip? Jo, aš turėjau pasiūlymų, sako, pasilik. Žinojau, kad aš ten ir kine, tai ir Holivude siūlė, bet aš puikiai supratau, kas aš būčiau, reiškia, be geros anglų kalbos, kuri, reiškia, būtų su akcentu, tai tu būtum tarnu ar dar kažko. Žodžiu, tai būtų absoliuti nesąmonė, žodžiu. O vietiniai sakydavo, kai pamatė, kad mes visa šeima čia, tai sako, jūs tikrai pasiliksit. Nors mes nei planavom pasilikti, mano žmona šiek tiek ilgiau užtruko, aš vienas grįžau į Lietuvą, buvo jausmas, aišku, labai liūdnas. Vienam, žinai, po to, kai tenai tiesiog tave vos ne ant rankų nešioja, grįžus čia vėl sovietinė ta sistema, tai mano žmona irgi ten ilgai nepabuvo, nes kažkaip jai vis tiek ta Amerika visiškai netokia kaip Lietuva ir, žodžiu, labai greitai grįžo. Nepasigailėjot po to? Ne, nė kartų nepasigailėjom. Paskui dar keletą kartų atskirai važiavom, bet niekada jokio noro pasilikti Ameriką. Nors sakau, aš vieną kartą, kai nuvažiavau, ten pasilikau ilgesniam laikui. Mes turėjom ir mašiną ir galėjom važinėti po Ameriką viską, bet kažkaip jokio noro absoliučiai nebuvo pasilikti. Gastrolės vykdavo anksčiau jum ir su 10-tuku, taip? Taip mes pradėjome gastroliuoti 84-ais, važiavom į Bitefo festivalį Belgrade, reiškia pirmą kartą. Tai jau čia irgi buvo jau tokia, Jugoslavija buvo pusiau kapitalistinė, irgi buvo daug tikrinimų, daug saugumiečių, viską. Bet išleido, nes ten iš Jugoslavijos irgi yra lietuvių pabėgę, nes ten, reiškia,
kaip pasakoja, perėsi lauką ir jau čia Italija, reiškia, iš Jugoslavijos. Bet tikrai nebuvo niekam norų tenai bėgti ir pasilikti ar dar kažką. Bet su 10 turėjo būti smagu, visi kursas. Nu, buvo, reiškia, iškas mirtie, kur daugumas 10 ir, reiškia, kitų mūsų teatro aktorių. Reiškia, smagu, labai smagu, iš tikrųjų. Ir mes dar matėm tą senąjį Mostaro tiltą, kurį paskui, reiškia, per karą Jugoslavijos subombardavo, tą seniausią Europoje tiltą, nuo kurio ten vaikai šokinėjo, bet ten tai įspūdį padarė fantastišką, nes tas upelis yra negilus ir mokėti šokti iš kiek ten 17 ar kiek ten metro aukščio, reiškia, ir staigiai, reiškia, neatsitrenkti į dugną, tai reikėdavo labai mokėti plaukti. Ten, reiškia, buvo, kaip sakant, parodomasis šuolis, buvo labai įdomu. Ar būdavo, kad teatre per spektaklius žiūrėdavot varžybas ir nelabai tie spektakliai rūpėdavo tuo metu? Mes visą laiką, nes mes visi, ir Latėnas, ir Storpirštis, aš, ten mes prakalę galvas buvom futbolininkai, tai atvažiuoju kokį nors ten, nežinau, nesakysiu miestelį, paskui ties miestelis supyk. Kultūrkė. Atvažiuojame į Kultūrkę, aš turėjau tokį mažą, reiškia, panašus į šilelį, buvo kitoks, Jūnas pas mane, truputį didesnis ekranas, pasidedi, čia yra rampa, pasidedi prieš rampą televizorių, išjungi garsą, o mes vaidinom ten, pavyzdžiui, televizijos trukdymus, tai labai paprasta, visą laiką atseit, kaip televizijos trukdymus žiūri, reiškia, ir matai, ar įmušė įvartį, ar neįmušė. Žodžiu, taip, pasaulio čempionatus visus žiūrėdom taip. O vieną kartą buvo kažkoks ar finalo mačas, ar kažkas, reiškia, vieną miestelį, sakom, davai sugalvokim, kad neitų žmonės į spektaklį. Išsinovavom arklį ten, reiškia, su vežimu, pasiėmėm tą ruporą ir visą miestelį važiavom ir sako, niekas neikit į spektaklį, labai blogas spektaklis. Tai tiek sugužėjo tų žmonių, sausakimša buvo. Žodžiu, nėra blogos reklamos. Antireklama. Geras. Jo, tokie, žinai, dalykai. Tai visada žiūrėdavom būtinai futbolą. Kokius bairius krėsdavot vieni kitiem per gastrolės? Oi, kiek mes visą laiką, nes būdavo taip, pavyzdžiui, išvažiuoju į Klaipėdą. Visą savaitę gyveni Klaipėdai. Ir iš Klaipėdos viena grupė vaidina pačioje Klaipėdoje, o kita grupė važinėja po miestelius ten. Gargždai, visus Palangą, visus aplinkinius miestelius. Tai bevažiuodami, prisigalvodami visokiausių, reiškia, žaidimų. Aišku, žaisdom vakarė, sakysim, po spektaklį, žaisdom kortom. Ir kas pralošia, fantai turi kažką padaryti. Tai ten bevažiuojant, pavyzdžiui, fantas, reiškia, sustabdyti savo autobusą, pasiimti lagaminėlį, bėgti priekį mašinos su lagaminėliu, arba dar, visokių tokių prisigalvodam nesąmonė, žodžiu. Ten, pavyzdžiui, man buvo fantas atsisėsti šalia vairuotojo ir visą kelią burzgėti ir vairuoti mašiną šalia vairuotojo, perjunginėti bėgius, žodžiu, viską daryti kaip vairuotojas. Tokių visokių, sakau, nesąmonį prisigalvodam. Na, aišku, visiems linksma, visi autobuse ten juokiasi. Žodžiu, kiti ten, reiškia, kojas mirkydavo, reiškia, baleikoj atsidarė, reiškia, autobuso langą, kažką šaukdavo pravažiuojančios mašinų. Žodžiu, visokių tokių šposų. Bet tais laikais ir gastrolės turbūt, bet pats važiavimas vykdavo ilgiau.
Tai taip, nes, reiškia, ilgai važiuoji iki pačios Klaipėdos, sakysim, irgi yra, taip sakant, laiko visokiam šposams. Ir tenai, pačiose, reiškia, tuose vietose, nes būdavo Klaipėdos sustojimas. Kitą kartą išvažiuoji į Šiaulius ir aplinkinius ten miestelius, arba į Panevėžį irgi aplinkinius miestelius, reiškia, važinėjai su spektaklis. Tai vis tiek būdavo laiko. Pavyzdžiui, Panevėžy, tai mes labai tankiai, jeigu kažkiek turi laiko prieš spektaklį, tai mes visai Piniavoj žaisdavom futbolą, reiškia. Žodžiu, prisigalvodam visada visokių, nes vietoj tikrai nesėdėdavom ir taip sakant, nelaukdavom nieko tokio. Giminės. Vienas pirmųjų, turbūt pirmasis serialas Lietuvoje. Net nebuvo tuo metu su kuo lyginti, nes nebuvo jokių konkurentų. Ir žmonės pradėjo jūs atpažinti visur. Ar nebuvo baisus tas žinomumas? Žvaigždės gyvenimas, kaip sakant. Iš tikrųjų pasikeitė gyvenimas po to. Nes, sakau, teatre gali 100 metų vaidinti, bet niekas tavęs net pažįsta. O tik suvaidinai televizijoje, viskas, jau tu, taip sakant, žvaigždė. Tai aš atsimenu, puikiai einu gatvę ten Palangoje ir girdžiu už nugaras kažkas. Žiūrėk, Roberts eina, Roberts. Nes mano vardas Robertas, žodžiu, iškart pasijunti kaip Julia Roberts kokia, žinai. Roberts. Ja, arba ten, reiškia, vieną kartą, reiškia, parduotuviai stovėliai, ilgai eilė tokia, žinai. Ir vienas žmogus taip atsisuka į mane, pasižiūri, nusišypso. Ir vėl atsisuka, nusišypso. Galvoju, matė turbūt Giminių seriale. Galų galę neiškenčia, prieina prie manęs ir sako, atsiprašau, jūs ne Abišala būsit. O Abišala tuo metu buvo premjeras Lietuvos. Mes šiokio tokio panašumo turim, reiškia, su Abišala. Žodžiu, būdavo tokių visokių. Nes žinau, kad Kalpokaitė kažkada yra gavusi iš rankinės per galvą parduotuviai. Nes tiek moteris buvo įsijautusi serialą, užpyko ant personažo, kad iš tikrųjų kalė. Taip. Žmonės priima absoliučiai ir mane priimdavo kaip mafiozą, absoliučiai, nes aš ten mafiozas buvau. Tai gal truputį ir atokiau laikydavos. Tai dėl to gal ir bijodavo duoti su rankinė, žinai, tai greičiausiai. Jo. Bet gali pasijausti labai greitai, svarbus. Oi, labai lengva pasijausti. Jeigu jaunas žmogus iškart suvaidina. Taip. Bet, žinai, gyvenimas labai greit pastato į vietą. Tu teatre esi sukūręs milijoną vaidmenų. Pas visus Lietuvos žinomiausius režisierius. Aš žiūrėjau ir galvojau, kaip apriepti, bet neįmanoma apriepti, nes tam reiktų kokių 5 valandų. Bet pasakyk nuoširdžiai, po Tamulevičiūtės, po Nekrošiaus, po Koršunovo, ar įmanoma, kad aktorių dar kažkas nustebintų, sudomintų? Geras klausimas, iš tikrųjų. Gal, ne, vat kaip mano kolegas Smoriginas sako, po Nekrošiaus, tai pas kitus režisierius nėra ką veikti. Tai yra tame tiesos tikrai. Tikrai yra tiesos, nes po to, žinai, ten, sakysim, ir Žalakevičius labai panašaus stiliaus režisierius, kaip Nekrošius kažko jie panašus. Po to jau iš tikrųjų būna žymiai lengviau tiesiog egzistuoti, taip sakant, kine ar teatre. Beveik 100 vaidmenų kine. Virš 100, gerai, virš 100. Tai vėl milijonas. Jeigu tai būtų Hollywoodas, tu garantuotai būtum milijardierius ir su manim čia nešnekėtum, būtum kur nors saloj, ką mes ir kalbėjom, kad nusipirktum lėktuvą, dar kažko reiktų. Bet ar ką nors yra tekę mokytis dėl vaidmens? Arba kardinaliai keistis kažkaip išoriškai?
Ar buvo koks nors vaidmuo kine, kuris pareikalavo daugiausiai energijos fiziškai arba psichologiškai? Nu, pirmiausia, dėl to, reiškia, sakai, jeigu būtum aktorius, tai aš prisiminiau Edvardą Cviką, režisierių, pas kurį aš vaidinau Defiance. Mhm. Su Daniel Craigu, taip? Jo, su Danieliu Creigu. Tai jo žodžiai, pasakyti ne man, jis pasakė Ingeborgai Dapkūnaitei, sako, jeigu šitas aktorius būtų Amerika, tai jis būtų kaip Robertas De Niro, sako, ta prasme, tiek uždirbtų ir taip toliau. Nu tai iš tikrųjų matomai, kad taip ir būtų. Paglostė savimi. Nu, paglostė savimi kaip reikalas, nes, žinai, malonu išgirsti, nes netaip jau tankiai mes iš užsieniečių girdim panašius žodžius. Va. Sunkiausia, aš nežinau, tai ko gero, vat, labai sunku buvo iš tikrųjų pas Žalakevičių, labai sunku buvo, nes jisai, nu, jis iš tų monstrų, kur reikalauja labai daug. Tiesiog kartais gal net pats nežinodamas kaip, bet galbūt jausdamas, kad dar ne tas, kad reikia dar daugiau. Ir šiaip jisai yra, reiškia, toks žmogus, kur faktiškai, nu, visus išbando. O kur tavo ribos? Kur tavo kaip aktorius ir kaip žmogaus ribos? Nes jisai yra, ir mane yra išbandęs ten, reiškia, vaidino epizodą, ne tas. Jau čia 16 kartą, dar vis ne tas. O jau atrodo viską atiduodi iki galo, kiek tik gali. Galų gale jis sako, ne, žopa, jis man taip sako. Aš sakau, ką? Ir taip, nu, pasiruošęs, žinai, kalti į tarpuakį. Jis iškart suprato. Baigiam epizodą. Aiškiai, viskas. Padarė didelę pertrauką. Ir tada viskas buvo nufilmuota vienu ypu, be jokių kabinėjimusi, be nieko. Ir aš, kiek girdėjau, ir iš Adomaičio, ir iš Budraičio, ir iš Oželytės, iš daugelio, jis visus yra išbandęs. Ir žiūri, kur jo ribos. Kur tavo ribos. Kur tavo ribos. Nesakysiu, kam ten, žinai, irgi, reiškia, vienam aktoriui reikėjo labai tokios reakcijos, staigios ir tokios. Jis sako, operatoriui, jum kamerą. Tas aktorius vaikšto, nusisukęs nuo kameras. Žalakevičius prieina iš užpakalio, kaip spyrė į užpakalį. Tas atsisuko, nu, atrodo, kaip dėsiu, nufilmuota. Stambus planas. Nufilmuota. Tai vat, yra ir tokių būdų, žinai, išgauti. Nes kine, nu, aišku, kitaip negu teatre, viskas kitaip. Tai pats Žalakevičius buvo iš tikrųjų, nes ten smurgdė šito, ten su dėlėm, reiškia, tokioj pelkėj ir kitur. Nu, ten buvo sunku. Pirmiausia, tai pati pradžia. Mes atvažiavom filmuotis į Kaliningrado sritį. Sako, ir kadangi jūs bėgat, reiškia, aš lietuvis ir rusas, mes bėgam iš koncentracijos stovyklos, jūs turi būti, reiškia, nu, kad matytųsi šonkauliai, nu, žodžiu, tokie. Nu, iš karto metėm valgyti ir ten... Aš, pavyzdžiui, numečiau 10 kilogramų iš karto, žinai, kažkaip. Nu, iš tikrųjų, nieko nevalgam, bet tas nieko nevalgymas yra labai neteisingas, nes be jokių daktarų man pradėjo šlakai eiti iš manęs, aš pradėjau nieko nematyti, nes va taip viskas man mirguliavo. Nu, žinai, ten elementaraus dalyko negali, reiškia, suvaidinti, nes, sakau, nekoordinuoja save. Labai buvo bjaurus dalykas, žinai.
Ten, pavyzdžiui, epizodas, sako, jūs pribėgat ir neturite jėgų, taip, ir nuo krūmo, reiškia, ten serbentus ar kažką graužėt, reiškia. Net ir tokių dalykų negali normaliai, nes žinai, jeigu jokių kvėpavimo jokio, nes po didelio bėgimo, žinai, o mes iš tikrųjų ir vaidinom nogi ir bėgom, žinai, taip ir filmavomės. Žodžiu, buvo labai, tikrai buvo labai sunkus filmavimas iki pat galo, nes ilgai filmavom. Mano partneris iš Rusijos, toks Boginas vargšas, jis iš viso kažkaip labai, paskui pradėjo valgyti, nekreipdamas dėmesio, nes jam jau bloga darėsi, žodžiu, labai kažkokios tokios sunkios nuosėdos po šito filmo buvo. Ir tas finalas buvo blogai nufilmuotas, nes tas aktorius visai ne tą darė, ko Žalakevičius prašė. Žodžiu, gavosi labai sunkus filmas. Koks jausmas gauti apdovanojimą po filmo? Aš nežinau, aš esu 2 gerves gavęs. Tai čia jau šis tas. Jo. Kiti net nebūna nominuoti. Jo, aišku, kad, pavyzdžiui, aš tai absoliučiai netikėjau. Buvo po Tadas Blinda pradžia, ten buvo ir Banionis, ir Paukštė, man atrodo, ir dar kažkas, ten, tokie korifėjai, kur, ir mano žmona sako, ne, tu tikrai negausi, nes neįmanoma. Ir staiga gauni, tai tikrai labai, aišku, nustembi ir labai džiaugiesi, nes labai geras jausmas iš tikrųjų. Ir tada, iš tikrųjų, atrodo, kad teisingų kelių eini, taip reikia, matomai, jeigu tave pastebi, jeigu, reiškia, gerai padaryta. O antrą gervę gavau, tai čia, aiškiau, Igno Miškinio nuopelnas, nes jis mane vedė, absoliučiai jisai mane vedė tiesiausių kelių į tą vaidmenį, nes pirmą kartą, reiškia, mes mėnesį ar daugiau net, reiškia, kasdieną repetavom kaip teatre. Repetavom. Ir tai, tikrai davė labai gerą rezultatą. Nes už tą vaidmenį aš irgi gavau, reiškia, tą gervę, bet sakau, čia grinai Miškinio, jisai matė būtent tokiu kampu, šitaip, ir aš ėjau paskui jį ir man atrodo, kad tikrai ten gavosi viskas gerai. O yra vaidmenų, kurie manai, kad, pavyzdžiui, geresni arba vertesni apdovanojimą? Būtent tavo vaidmenis. Kine? Aš net vienam seriale, sakyčiau, visai ten buvo mano neblogas vaidmuo, nesakysiu kokiam, bet jo net nepastebėjo niekas. Nei pačio serialo, nei mano vaidmens. Bet tai yra kaip yra, tiesiog reiškia kažkas netitiko, nežinau kodėl. Nors vieną kartą, kažkaip vėlai po spektaklio, važiuoju namo, sustojau prie kiosko, kažkaip galvoju, nusipirksiu atsigerti. Sakau, duokit man ten atsigerti, o tas žmogus kioske žiūri. Sako, aš jūs pažinau. Galvoju, aišku, giminių serialas, bet ne, pasirodo, jis sako, jūs vaidinote Mesjė. Sakau, taip. Sveikinu, nuostabus vaidmuo, nuostabus spektaklis. Tai, mane tikrai labai paglostė, žinai, nes, man niekas nesakė, kad tikrai geras vaidmuo ir kad geras spektaklis. Tai buvo labai smagu. Geras.
kinas iki nepriklausomybės, dabartinis kinas ir užsienio kinas. Galima taip išskirti, pavyzdžiui, kur tau teko filmuotis ir kuo jie skiriasi. Nu, labai skiriasi, labai skiriasi. Iki nepriklausomybės, tai sakau, kadangi mes ilgai tą darydom, tai iš tikrųjų užtekdavo laiko panirti į vaidmenį. Užtekdavo. Dabar, kai daroma labai greitai ir nufilmuojama labai greitai, nu, turbūt ne visada, visada galvoju, va čia galėjau geriau, čia galėjau geriau, nes tarsi lyg neužtenka to laiko, reiškia, tapti tuo žmogum, kuriuo tu turėjai tapti. Gali toks, sakyčiau, toks pusiau vaidmuo. Nu, užsieniečių filmuose, nu tai žinai, aišku, iškart supranti, dėl ko tave kviečia, kad tai bus tik toks epizodas, žinai, o tų epizodų įvairiausių, sakysim, aš vaidinau, pavyzdžiui, Elžbietoj, reiškia, tam seriale su Helen Mirren. Atrodė labai simpatiškas epizodas, aš ten tokią aludarį vaidinau, ten viską, ten tokios peripetijos ir visą kitą. Žiūriu filmą. Nėra. Visą epizodą. Viskas iškirpta ir nėra. Nu tai va, su užsieniečiais tai būna, kad, žinai, gali būti, gali ir nebūti. Nors atrodo, ne tu svarbiausias. Ne tu svarbiausias. A jie pasižiūrėjo, reiškia laiko, nu tiesiog yra per daug nufilmuota ir tiesiog reikia kažko atsisakyti. Vat, ir viskas. Tai būna. Dėja būna. Aš iš vis norėčiau, žinai, nu, kas matė mano filmus, tai matė, bet aš norėčiau labai daug filmų, kurių nematė. Labai daug pas mus nerodė, kur aš filmavausi. Tai vat norėčiau kada nors tokį padaryti, reiškia, tokią kolekciją, kur, reiškia, vaidinau, o manęs nematė. Net ir Lietuvos kino studijos vienam filme, nesakysiu kuriam, net mano titrų nėra, reiškia, o aš ten, nu, gal 3 sekundės vaidinau. 3 sekundės. Ir labai iš tolimos perspektyvos. Maždaug už kokių 300 metrų, gal pusės kilometro. Bet aš ten buvau ir aš matau, kad ten tikrai aš. Tai va, iš tokių, žinai, tokių gabaliukų reikėtų surinkti. Bet tu įsivaizduoji, kiek truktų visa retrospektyvos peržiūra? Nu, truktų, nes buvo ten ir su Britais, ir su kitais, kur nerodė pas mus filmų. Daug filmų, kur filmavosi, nerodė. Šiaip labai geras projektas. Pagalvok šitą. Šiaip tai būtų iš tikrųjų įdomu. Surinkti visą tai. Ne viską turiu, pavyzdžiui, Koletį aš taip ir nemačiau, kaip aš vaidinau tenai, nes ir pas mus nerodė, ir kažkaip internete niekur negalėjau nei pažiūrėti, nei atsisiųsti nieko, tai nežinau. Yra tokių filmų, jo, kur net nežinai, kaip tu suvaidinai. Bet šiaip tau lengvai save žiūrėti, kai... Ne, aš visada žiūriu tik tai savo klaidas, aš nežiūriu, kaip ten, žinai, kaip kiti galbūt kažkas gali grožėtis ar ką, aš tik žiūriu į savo klaidas. Va čia ne taip, va čia reikėjo kitaip, tik tai taip. Nes kiti net ir to sako, aš taip negaliu žiūrėti, kad net žinai, iš vis nei trupučią negali žiūrėti. Nu, yra net pasaulinių lygio, kur net tikrai nežiūrė. Ir aš juos puikiai suprantu. O, pavyzdžiui, Žalakevičius tai būtinai versdavo žiūrėti, nes versdavo žiūrėti ir atseit aiškindavo, kur blogai suvaidinta. Pavyzdžiui, Budraitis sakydavo, kad negaliu žiūrėti nei per kur į save, tiesiog visiškai. Tu mėgsti ne tik keliauti atostogaudamas, bet esi išnaršęs visą pasaulį su spektakliais. Nu jo, esu buvęs visuose žemynuose, tiesa, kažkaip Afrikoje irgi nebuvo spektaklių ir Antarktidai,
bet va, tuose žemynuose visuose buvau, tik išskyrus Antarktidą. Nu, labai įvairi publika, labai įvairūs ir atsiliepimai, ir daug kas, va, kaip mes kalbėjom, kad tiesiogiai priima, pavyzdžiui, aš vaidinu, reiškia, Hamlete Venezuelai, išeinu su balto lokio kaliniais, visa salė, nes 35 laipsniai karščio, o čia išeina žmogus su tokiais kaliniais. Nu, atrodo, kažkoks tai nesveikas, žinai, jie taip galvoja. Labai tiesiogiai priima daug ką, žinai, iš tikrųjų. Buvo labai įdomių variantų, tikrai. Pavyzdžiui, Italijoje vaidinom Gibeliną, toks miestelis Gibelina. Jeigu rusiškai, tai galima sakyti, kad iš tikrųjų Gibel, nes iš tikrųjų 62 ar kuriais ten metais buvo, reiškia, žemės drebėjimas ir visas miestelis sugriuvo, o tai miestelis kalnuose. Ir ten sunkus privažiavimas prie jo, tai nusprendė iš viso jį palaidoti. Palaidyti, reiškia, po betonu. Tai įsivaizduok, va, tokie va kvadratai, kadangi viskas sugriuvė, užbetonuota, vėl kvadratą, vėl užbetonuota, visi tie nameliai užbetonuoti. Ir tu eini tarp tų tokių, va tokio aukščio ar ten aukštesnio, reiškia, betonų luitų. Ir apačioje, reiškia, padarė tokią sceną, reiškia, laukimiai, ir mes ten buvo workshopas, ten parodėm pirmąjį Hamleto, reiškia, spektaklį. Nu, buvo beprotiškai įdomu, nes ir gamta padėjo, staiga bevaidina, pakilo audra, pradėjo visas kulisas, va taip sukioti, nešioti. Nu, tikrai kažkokia absoliuti velneva, žinai. Labai tiko Makbetui, žinai. Tai visokių tokių, žinai, nuotykių visur, kiekvienam, reiškia, arba, sakysim, Amerikoje vaidinė, į kiekvieną žodį reaguoja, į kiekvieną, tiesiog pasakai, arba, tam, jeigu rimtai, į kiekvieną žodį reaguoja, absoliučiai. Nu, ir mes taip jau pripratom, kad reaguoja. Iš karto pervažiavom į Austriją, į Vieną, vaidinom Vienoje, nei jokio garso. Nekrošius atbėga per pertrauką, dvigubai greičiau vaidinat per lėtai, jokios reakcijos nėra. Nes laukėte, ne? Kada, kas... Greičiau viską dvigubai greičiau. Nu, vaidinam antrą dalį dvigubai greičiau, jokios reakcijos, absoliučiai. Sėdi visi, atrodo, musė skrenda. Baigėsi spektaklis, kai pradėjo kojom trypti, pasirodo, čia yra didžiausias pasiekimas, kai jie pradeda didžiausiai kojom trypti, tai čia atseit priėmimas pats aukščiausias. Tai va tokie, reiškia, labai skirtinga publika, labai skirtingi, reiškia, priėmimai kiekvienoje šalyje. O į kokią šalį mielai sugrįžtum dar kartą ir kokia šalis tavo absoliučiai yra ne, kitas pasaulis? Nu, man labai patiko Australija, labai patiko. Ir Australijos žmonės kažkaip labai, labai. Tuo labiau, kad mes ten vieni pirmųjų iš viso buvom, tai mus ten, tiesiog irgi, kaip Amerikai, sakysim, irgi, kur sakiau, kad nešiojo ant rankų, tai Australijoje, galim sakyti, dar labiau nešiojo ant rankų, ir mus tenai vežiojo, visur rodė, tuo labiau, kad visą savaitę davė aklimatizacijos pradžioje, žodžiu, buvo labai smagu ir kažkaip vat, ten tai... Ir nėra tokio skubėjimo kaip Amerikoje, kažkokia tokia atmosfera, reiškia, labai smagi. Žodžiu, man Australija labai paliko tokią smagų įspūdį. O kokia šalis ne? Blogiausia buvo pas mus kaimynus Lenkijoje. Bet tai buvo, reikia atsiminti, kad 86 metai. O 81-gi buvo tas Lenkų, reiškia, sukilimas, kur numalšintas, reiškia, Jeruzeliskio. Ir mes atvažiavom, ne va tai kaip sovietinė šalis. Lenkai mus priėmė kaip sovietinė.
buvo baisiau negu baisu. Privaryta kažkokių kareivių, dar kažkokių tai atsitiktinių žmonių. Reiškia, jie ten marširavo, neklausė, vidury spektaklį sakau, kas nori vaikšto, daro kažką. Koks košmaras buvo, absoliučiai, bet aiškiai jie mus tiesiog ignoravo, nes atseit kaip sovietus, kaip rusus, net keista iš tikrųjų. Jo, buvo labai tiesiog bjauru vaidinti. Tuo labiau, kad mes vaidinom Dėdė Vanę, rusišką pjesę, žinai, gal ir dėl to plus buvo tie dalykai. Tai atsiminimai patys bjauriausi tenai buvo. Ar grįžai dar po to į Lenkiją kada nors? Į Lenkiją tai aš ir filmuotis buvau išvažiavęs tenai, reiškia, čia su lietuvių grupė. O spektaklių daugiau Lenkijoje, man atrodo, ir nevaidinau, nieko. Jo. Po to karto nebekvietė. Nebekvietė, jo. Paskui, aišku, pasikeitė Lenkų požiūris į lietuvius ir dabar, man atrodo, jau yra pasikeitęs. Jau būtų turbūt visai kitaip, bet tuo metu tai buvo kažkoks košmaras. Gerai, Vidai, atėjom prie galo. Ir gale aš visada klausiu 10 blitz klausimų iš laidos Inside the Actor Studio. Blitz klausimai. Greitai ir netiksliai. Ir vienu žodžiu. Koks tavo mėgstamiausias žodis? Tvirtybė. Koks tavo nemėgstamiausias žodis? Šitas, kaip jisai. Nepasitikėjimas, reiškia. Sakysim, nepasitikėjimas. Kas tave užveda kūrybiškai, emociškai, dvasiškai? Pirmiausia, mane visada užveda tikrumas, nes kai aš matau kažkokį labai tikrą dalyką, mane jaudina iki ašarų. Kas numuša, išjungia visus šitus dalykus? Vėlgi, tas netikrumas, reiškia, kažkokia falšas. Koks tavo mėgstamiausias keiksmažodis? Titvai mat turbūt, nežinau. Kokį garsą tu labiausiai mėgsti? Garsą muzikinį. Kokio garso nekenti? Kokio garso? Gal sirenos kokios, aš nežinau ko. Kokią profesiją be savo norėtum išbandyti? Išbandyti profesiją? Aš jaunystėje esu daug profesijų išbandęs. Ką nors naujo turbūt nenorėčiau nieko. Kokios profesijos tikrai nenorėtum išbandyti? Nenorėčiau. Aš turbūt, nors ir daug kartų daktarą vaidinau, bet būti daktaru nenorėčiau. Ir paskutinis. Jeigu rojus egzistuoja, ką norėtum, kad Dievas tau pasakytų, kai ateisi prie dangaus vartų? Kad jis pasakytų, kad aš tikrai normaliai gyvenau ir dariau tai, ką jisai sakė. Ačiū, Vidai. Ačiū taip pat. Ačiū, gerbiamas klausytojau, kad buvai su mumis iki galo. Įsijunk ir kitas tinklalaidės, kitus epizodus, parekomenduok draugui, nusiųsk mamai, tėčiui, kad tik tai sklistų mūsų aktorių istorijos. Vidai, nori dar ką nors palinkėti žmonėms? Aš prisidedu prie to, ką tu sakai, iš tikrųjų, kad sklistų tikrumo žodis, tikrumo jausmas, pats tikrumas, manau, kad to mums labai trūksta. Ir eikit į teatrą ir žiūrėkit kiną. Viskas. Ate. Ir žiūri, kad neįrašei nieko. Tai būna jo. Oi, sovietiniais laikais tai ypač kine būdavo. Viską reikia perfilmuoti. O jie, atrodo, jau ten viską atidavė, viską perfilmuoti. Košmaras būdavo.